Labai draugiškas ir fainas turnyras iki tol, kol nuskamba startas. Pradedame kovą. 1 minutė, pirmasis raundas. Publika jūs apžalos, kur jūsų plojimai, ovacijos ir šūksniai. Tolimais smūgiais, abudu labai pasiekia priešininkai. Nenori padaryti klaidos, laukia priešo, judės priešo klaidos. Turiu Bernardą atsidaręs rankveidis. Sutaisysime toliaus aptvarą. Ready? Tęsime kovą, jūsų aplodismentai, liko nedaug laiko išsimašinti. Norite, kad laimėtų Bernardas Lenkijos? Bernardas turi nemažai palaikymų. Tai kaip ar atlikot savo statymus? Susilažinot su draugu, kuris laimės? Ilija ar Bernardas? Už Bernardą. Matau, kad turite daug palaikymo mūsų kovotojai iš Lenkijos. O aš galima šiek tiek įvesiu tokio siurprizą į šią kovą. Riteris Ilija gyvena Kiprė 16 metų. Nes pirmus 16 metų jisai gyveno Lietuvoje. Aplodismentai jam. Taip, kad lietuviškų šaknų jame dar yra tikrai nemažai. Buvo labai linksma jį sutikti čia mums prieš metus. Treniruotėje mes susitikome su juo, aptarėme galimybės pakviesti į turnyrą. Po metų jis jau dalyvauja Kipro. Tikrai, kaip matote, vertas šito turnyro kovotojas. Ir aš labai džiaugiausi, kad jie galėjo čia atvykti ir sudalyvauti kovose pas mus. Tikrai puikus kovotojas, kuris, sakiau, turi pretenziją net į pirmąją vietą, ar ne? Ready? Gerai, kovotojai pasiruošę, visi duoda ženklą kautis, kova tiesama, antrasis raundas. Erzina savo priešininką Iliją. Bernardas atsako to pačiu, tačiau abudu priešininkai gan gerai ginasi iš nuo tolimus smūgių, štai taip išsisuka, atsitraukia. Kovotojai prašomi sugrįžti į savo vietas, 0 taškų. Tęsime kovą. Laukia priešo judesio, vienas ir kitas. Aukštai, dabar abudu kaunasi aukštai, jie tenina į kojas. Kuris smūgių žaidimas ir žaidimas aklai. Stop. Ready? Fighters! Ready? Fight! Tęsime. Paskutinės sekundės. Last seconds.
сделал. Замечания не сделали никакого. Втором 2 раза. Kaip matėte, teisėjas, rinko teisėjas davė įspėjimą Bernardui. Šalmo apkabinti dviem rankomis yra draudžiama. Dėl saugumo taisyklių yra draudžiama bandyti nuimti priešininkui šalmą. Buvo tik įspėjimas, nebuvo tyčinis judesys, spaudžiant priešininką žemyn, bandant jį nuversti. Rankos kaip ir netyčia apsikabino šalmą, ar ne? Taip kartais būna patogiai. Gerai, bet čia yra tai, apie ką aš kalbėjau. Trečiasis raundas. Riteriai, kiekvienas riteris laimėjo po vieną raundą. Vieną raundą, kitas laimėjo kitą. Dabar lemiamas sprendžiantis trečiasis raundas. Natuke kaugemale teha. Удачи, давай. Должно быть 3 раунда. Planiškai paruošė abu riterius kovai. Ready? Fight! Nugalėtojas eis kautis dėl pirmosios ir antrosios vietos. Taip, kad statymai tikrai dideliai šitoje kovoje. Kas pralaimi, gali likti be nieko, gali likti trečioje, ketvirtoje vietoje. Labai greitai abu riteriai, kaip matėte, sugeba net išsisukti nuo priešininko smūgio, atšokti atgal, kas kartais atrodė neįmanoma, nes su kitais riteriais, tačiau čia yra finalas, čia yra geriausiai iš geriausiųjų. Greičiausiai iš greičiausių ir stipriausiai iš stipriausiųjų. Stop, stop. Sulūžę šarvai šiek tiek, reikia susitaisyti. Mes galime tęsti kovą. Matote, smūgiai čia tikri ir stiprus, šarvai gali surinkti laisvį linkstą, spaudžia savo priešininką. Galva įmasi kojas, toks palkas į kojas, Bernardui. Šiek tiek nesiseka, reikėtų. Nesu tikras, kodėl rytis Bernardas įstoja. Galbūt įpirsta kažką iš manęs. Teisėjai turi sprendimą. Kaip manote, ar laimės Bernard? Ne. Manote, kad laimės